Sveiki visi. Kurk Zarasam politinis komitetas su jumis tradiciškai sveikinasi po tarybos posėdžio. Mūsų kiti kolegos atostogauja ir skubėjo, todėl dviese šiandien su Irena ir mano vardas Aurelija peržvelgsim, kas įdomaus buvo svarstyta šio tarybos posėdžio metu. Tai noriu pristatyti, kad pirmuoju klausimu buvo svarstyta 3 savivaldybių, tai yra Ignalinos, Visagino ir Zarasų bendra teritorijų strategija, tai yra viza 24-29 metams. Ir noriu pristatyti pagrindinius 3 top projektus, kuriuos Zarasų savivaldybė planuoja šios strategijos apimtyje įgyvendinti. Tai pirmasis ir didžiausias strategijoje numatytas projektas yra sveikatingumo centras toje teritorijoje, kur buvo Mogučių stadionas. Šiam projektui numatyta virš 8 milijonų eurų. Toliau antras top projektas tai yra bendradarbystės erdvė Malūno 2, ten kur buvo ligoninės pastatas, tai tos erdvės visi 3 aukštai vieno korpuso bus sutvarkyti, bus kviečiami meno žmonės, bus dirbtuvės, bus bendradarbystės erdvė kuriantiems žmonėms. Toliau dar vienas iš ryškesnių projektų, kurio vertė bus apie 500 milijono, tai bus praplėstas pažintinis takas nuo apžvalgos rato palei Zarasaičio pakrantę, kuris sujungs ir dabar esantį taką ties Dariaus ir Girėno gatve. Tai tas takas plus parkavimo aikštelė prie Zarasaičio pusiasalio, nes dabar tikrai ten trūksta parkavimo vietų, erdvė nuostabi, bet tiesiog nėra kur pastatyti mašinų. Tai šitas klausimas bus išspręstas. Tokie gal didesni dalykai. Daugiau apie visą strategiją ir visus projektus. Visa strategija yra apie 40 milijonų. Vien Zarasų savivaldybė įgyvendins apie daugiau negu 10 milijonų vertės projektų. Ir nuorodą visos strategijos įdėsim šio video komentare. Toliau kviečiu tada Ireną irgi pakomentuoti klausimus, kurie jai įstrigo labiausiai. Sveiki, brangūs zarasiečiai, brangūs miesto svečiai ir tie gyventojai, tie žmonės, kurie dominti Zarasais. Kas yra svarbu, kadangi aš būdama tarybos narė darbuojasi ir socialinėme komitete, ir šeimos komisijoje, tai visą laiką ieškome tų naudų arba tų galimybių, kaip labiau pritraukti gyventojus į Zarasus arba kaip labiau daugiau naudų suteikti būtent Zarasų gyventojams. Tai turbūt labai svarbu pažymėti, kad šiame tarybos posėdėje, kuris tikrai nebuvo labai ilgas, nebuvo labai daug klausimų, bet buvo keli klausimai, kurie buvo nukreipti būtent į gyventojų gyvenimo kokybės, turbūt galima tai pasakyti, pagerinimą arba kaip pritraukti naujus, jaunus gyventojus, jaunus specialistus į Zarasus. Tai vienas iš tų klausimų buvo svarstytas ir priimtas sprendimas, labai džiaugiuosi, kad gydytojams atvykstantiems dirbti į Zarasus, tų specialybių, kurių trūksta, būtų kiekvienais metais 3 metus iš eilės skiriama išmoka, tai yra 10 000 eurų išmoka kiekvienais metais, tam, kad galėtų kurtis Zarasuose, kad galėtų čia dirbti atvykę ir matyti Zarasus kaip savo patrauklią vietą dirbti ir gyventi. Taip, tada dar kitas klausimas, kuris irgi svarbus jaunoms šeimoms, kurios patiria riziką, kad savivaldybės taryba dalyvauja projektuose ir šiuo atveju dalyvauja partnerio teisėmis Europos socialinio fondo agentūros projekte Vaiko garantijos iniciatyvos įgyvendinimas, kuriame numatyta, kad 36 mėnesius vaikai, kurie gyvena, kurie tuo metu būna socialinę riziką patiriančioje šeimoje, bus kompensuojamos visos priemonės, kurios reikalingos tam, kad vaikas būtų tinkamai integruotas į ikimokyklinį ugdymą ir būtų visos priemonės įsigytos, kokios yra reikalingos vaikui. Tai būtent tokie projektai turbūt ir parodo, kad savivaldybė ieško galimybių, kaip padėti
įvairioms šeimoms, kaip pritraukti šeimas ir kas labai svarbu, prie pirmojo klausimo grįžtant, tikrai ieškoma galimybių ir nuolat diskutuojama ir komitetų posėdžiuose, kad ir gydytojams, ir kitų specialybių, kurių trūksta Zarasuose specialybių darbuotojų, ir jiems bus ieškoma kompensacijų arba kažkokių tai naudų, kad jie irgi matytų Zarasus patrauklius atvykti ir gyventi ir dirbti. Tai tiek. Tai turbūt tiek įspūdžių trumpai po šio posėdžio. Labai ačiū, kad žiūrit, kad rašot mums, kad komentuojat. Ir jeigu turit minčių, pasiūlymų, idėjų, kurias reikėtų įgyvendinti Zarasų krašte, tai rašykit ir tikrai stengsimės perduoti ir ieškoti galimybių jas įgyvendinti. Ir dar kviečiu pasižiūrėti, peržiūrėti komitetų posėdžius, kuriuose vyksta diskusijos visais tarybos posėdžio metu priimamais klausimais. Iki pasimatymo. Iki.